Sveiki, aš Eglė Pavydė ir su jumis tinklalaidė Lyderystė. Ir šiandien su mumis laidoje advokatų kontoros Sorainen partneris Laimonas Kibarkas. Sveiki, Laimonai. Labas rytas, Eglė. Taip, tai Laimonai, dažniausiai šitas tinklalaidės pradedu nuo klausimo apie karjerą, karjeros kelią ir norėčiau tavęs to paties paklausti. Tu tikrai karjerą esi didelę padaręs teisės srityje. Ir kokie buvo galbūt kertiniai tokie momentai, kurie tau labiausiai įstrigo, arba tokie didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūrė darydamas savo karjerą? Ačiū. Nei ten didelė, nei ten ką, šiek tiek gal ilgokai jau karjerą. Tai realiai aš pradėjau, dabar žiūrint atgal, pradėjau dirbti teisininko darbą 1997 metais. Tai jau prieš 28 metus buvau trečiakursis studentas teisės. Atėjau dirbti į stambią advokatų kontorą, verslo teisės kontorą, už minimalų atlyginimą ir tai buvo pradžia. Iš tų gal pokyčių karjeros laiptelių buvo 2006 metais tapau Sorainen partneriu, prisijungiau prie Sorainen, po to pradėjau vadovauti įmonių įsigijimų susijungimų komandai, darėm daug sandorių, ėmėm rinką, tapom vienais iš rinkos lyderių, po to tapau 2013 metais tapau Vilniaus ofiso vadovaujančių partnerių, po kelių metų tapau visos firmos, visos Sorainen teisės firmos vadovaujančių partnerių. Pradžioje mes dviese buvom co-managing partneriai, po to aš vienas buvau 5 metus. Tai iš viso po 9 metų vadovavimo pernai perleidau šitą poziciją, šitą rolę mūsų Latvijos partneriai Evai Berlaus ir tapau valdybos pirmininku ir toliau dirbu dabar valdyboje. Ir toliau grįžinėjau aktyviai prie klientinio darbo ir dirbu žymiai daugiau su sandoriais, su klientais. Tai tokia trumpai galbūt karjeros mano reziumė. Ir taip viską vardinė atrodo čia. Šitas milestone'as, tapau partneriu, vykdantysis partneris, atrodo viskas kaip per sviestą, bet norisi mūsų klausytojus tikrai įkvėpti ir kad ne viskas būna taip paprasta. Tai ar atsimeni tokių gal kažkokių sunkesnių momentų iš savo karjeros, ar tokių, kur tikrai įsiminė, kad nebuvo tai jau taip lengva ir ar galbūt kažkokios rolės labai stipriai norėjo. Tai vat kažkokiais pasidalink, kur nebuvo taip pats viskas, gal labiau daugiau rožės spyglių negu kaip sviestų patepta. Dabar paklausai, galvoju, bandau prisiminti, kas ten buvo ne taip lengva. Tai aišku, visada būna tų situacijų, iššūkių, įtampų. Galbūt vienas momentas čia iš mūsų specifikos teisininkų darbo, partnerių ypač, kai aš tapau Vilniaus ofiso vadovaujančių partnerių 2013 metais, ne? Tai atsimenu labai gerai tą situaciją. Mes turim tam tokius tradicinius partnerių pietus kiekvieną pirmadienį restorane ir šitą aš ateinu kaip naujas vadovaujantis partneris, vadovas į tos pietus ir sakau, va štai dabar aš vadovausiu ir aptarkim mano įgaliojimus, ką aš galiu nuspręsti, kaip čia mes dirbsim. Ir vienas iš partnerių sako, Laimonas, sako, tu nesvaik, čia mes esam visi partneriai, mes čia visi lygus ir nereikia čia mums vadovauti. Čia tiesiog šiek tiek administracija turėsi prižiūrėti. Tai man buvo toks kaip šlapių skudurų per veidą, išėjau kaip trenktas iš tų pietų, gal ką čia daryti dabar, kaip čia su jais bendrauti. Tai yra toks posakis, kurį aš mėgstu, kad vadovauti teisininkam yra tas pats, kas ganyti kates. Herding cats. Vadovauti partneriams, kurie yra labai stiprus teisininkai, vadovai, turi savo komandas, turi klientų portfelius, generuoja daug pajamų, matomi rinkoje, turi reputaciją stiprią. Tai vadovauti partneriams tas pats, kas vadovauti jaguarams, dideliem katėms. Iš tikrųjų toks yra iššūkis pas mus teisės firmos. Ir čia galbūt tuo mes skiriamės nuo įprastų organizacijų, įmonių, bendrovių, kur yra vienas vadovas, yra vidurinė grandis vadovų, labai aiškiai hierarchija, pasakė vadovas, reikia vykdyti. Tai su partneriais taip nėra, reikia juos įtikinti, onboardint, vesti, rodyti, einam čia. Tikrai iššūkiai daugiau partnerystėje. Kitas gal momentas apie tos iššūkius kalbant,
lyderystė yra ne tik augimas, karjeros darimas, bet taip pat yra ir įpėdinių ugdymas, nes koks tu lyderis, jeigu tu po savęs nepalieki įpėdinių ir neperdodi to savo sukurto gėrio ar to palikimo. Tai ir yra nemažai Lietuvoje, ir šiaip matau nemažai lyderių, ir pas mus yra tokių lyderių, kurie realiai neaugina įpėdinio, tokie užima savo, užsitveria savo poziciją ir jeigu kažkas tik bando augti, Tai jo lyderis visiems laikams. Jo, ir tos lyderius augančius arba išmitinėja, arba spaudžia žemyn, tai labai svarbu iš tikrųjų tą įpėdinystę, auginti įpėdinius, auginti naujus lyderius. Aš tokį posakį galbūt įvedžiau, galbūt, taip sakant, išpopuliarinau mūsų organizacijų, kad tikras lyderis yra tas, kuris augina naujus lyderius. Nes koks tu lyderis, jeigu tu neaugini kitų. Tai tikras lyderis turi auginti naujus lyderius ir epidinystė yra vienas iš tų momentų. Tai man buvo tų epidinystės momentų vienas, kai perdavinėjau Vilniaus ofiso vadovaujančio partnerio rolę, tada aš jau ten kilau į tą firmos vadovaujančio partnerio poziciją, tai man nebuvo lengva, nebuvo sunku, nes dariau toliau karjerą, bet atsimenu irgi, tu kai perduodi poziciją, tai yra dalis tavo tokio identiteto, dalis tavo vardo, veido. Ir nėra lengva tą padaryti ir atsimenu, ateinu ten sausio mėnesį į ofisą ir recepcijoje primamajam, ne taip šypsosi, taip, nesišypso tiksliau, taip ateini, labas, anksčiau šypsodavosi. Kas tu toks? Jo, anksčiau šypsodavosi, taip mielai ten ir parodydavo dėmesį ir kavą atneždavo greičiau, o po to žiūrėjau, nesišypso, kažkaip, čia gal irgi susijautrinė, gal taip pradeda vaidentis. Bet yra tų momentų, kad... Pradedi ieškoti turbūt pats tokių momentų. Pats pradedi, nes toks yra nesaugumo jausmas ir tas identiteto praradimo jausmas, bet yra tas, kad dėmesio mažiau gauni, kai perduodi poziciją, nes yra toks irgi posakis, man patiko, kai tu esi vadovas, lyderis, kažkokia užimi poziciją, tu visada turi įsivertinti, ar tu dėmesį, paslaugas, dovanas, kvietimus, ar tu gauni kaip asmuo, kaip Eglė ar Laimonas, ar tu gauni kaip vadovas, kaip tos pozicijos atstovas. Ir didžioji dauguma yra dėl pozicijos. Tave kviečia į renginius dėl pozicijos. Kai tu nebūsi vadovas, kvies kitą. Tave kviečia į kažkokias konferencijas dėl pozicijos. Tai reikia tą įsivertinti. Ir kai tu matai, kad šitas dėl pozicijos, tai po to nesunku ir prarasti. O kai tu galvoji, kad šitas yra dėl to, kad aš čia labai sėkmingas, o po to atiduodi poziciją ir galvoji, kodėl čia mes nekviečiu, kodėl aš negaunu tų visų skambučių, atvirukų. Žodžiu, susivaldyti lūkesčius. Taip, reikia tą suvaldyti. Ir kas yra tavo kaip asmens santykis, pasiekimas, ar kas yra pozicija, kas ateina su pozicija. Tai va, tai šitie momentai. Man atrodo, tas įpėdinystės labai svarbus momentas, bet jis yra nelengvas, nes perduoti net ir suplanavus, aš pats pernai perdaviau vadovaujančio partnerio poziciją, kaip minėjau, mūsų partneriai Latvijoje, Evai Berlaus, ir tas ir buvo 2 metų procesas suplanuota, viskas ten įvedinėjau, pristatinėjau, planavom, perdavinėjau, bet vis tiek nėra lengva, nes tas yra toks atidavimas, praradimas, tu tiesiog kažkaip kitoj esi roliai. Ir buvo tokia baimė irgi, patviriausia tokia baimė, kaip čia rinka sureaguos, gal klientai dabar jau mane skambins, nes aš nesu vadovaujantis partneris, nors aš ir ten tapau valdybos pirmininku ir toliau dirbau su valdyba ir taip toliau, bet vis tiek tokia baimė yra, kaip čia reaguos kolegos, klientai, o realiai iš tikrųjų gaunasi atvirkščiai, tu gauni žymiai daugiau santykio kontakto su klientais, nes daugiau laiko turi klientams, daugiau gauni tų sandorių, galimybių ir atvirkščiai gaunasi. Bijojau, kad negausiu, gavosi geriau. O va tas pereinamasis periodas, kai atiduodi valdančiojo partnerio, vadovaujančiojo partnerio pareigas, ar jis buvo sunkus? Nes man atrodo, bet kokiam vadovui, kuris lieka toj pačioj įmonėje ir nebėra tas pagrindinis vadovas, yra tas momentas, kad, aš čia gal kitaip daryčiau, ar čia tu tikrai šitų pasirūpinsi. Tai va tie visi momentai yra sunku paleisti. Taip, tai nėra lengva, nes tai yra, kaip sakiau, dalis tavo identiteto, tu susitapatini su ta pozicija, ne, ir tai tu pradedi galvoti, kad čia aš esu, nėra lengva paleisti, bet iš tikrųjų reikia paleisti, nes jeigu tu nepaleidi, tai tu neleidi naujam vadovui, naujam įpėdiniui savo daryti savo planų, veiksmų,
tu trukdai jam, tuo pačiu sukeli tokį netikrumą organizacijų, tikrai reikia tą padaryti. Ten yra, aišku, keli variantai. Yra vienas galbūt atiduoti ir atsitraukti. Turėjom vieną pavyzdį pas mus, kur perdavinėjo poziciją vienas vadovaujantis partneris ofiso ir jisai taip realiai sako, va, karūną, atiduodu tau karūną ir tu spręs, kad ateina, It's yours now. jo, ateina nauja ta vadovaujantį partnerį, sako, kaip čia patartum, kaip darytum, sako, žiūrėk, tu spręs, priims sprendimus. Toks visiškai atidavimas ir nesikišimas. Aš galbūt šiek tiek iššausi ir kišuosi šiek tiek, bet irgi stengiuosi rankas, taip sakant, suvaldyti, nesikišti, leisti dirbti, nes koks čia perdavimas, kokia įpėdinystė, jeigu tu toliau ten kišies ir trukdai. Mes palėtėm tą iššūkių karjeroje temą, o kaip manai, ar iššūkiai vyrams ir moteriams daryti karjerą yra vienodi ar skirtingi? Oi, man atrodo, yra skirtumų tarp vyrų ir moterų. Man atrodo, vyrai drąsiau daro karjerą, agresyviau tą daro, nes vyrai turbūt evoliuciškai yra taip susiformavę, kad jie eina medžioti, jiem reikia nudobti ten tą briedį ar stumbrą ir jie sumedžioja ir tada pasako, va, sumedžiojau, čia kaip nekartą esu girdėjęs ir iš patirčių ir iš knygų, kad vyrai nesitaria su savo partnerė, su žmona dėl šito, dėl karjeros galimybių, dėl pasiūlymų. Paprastai ateina ir formuoja, sako, va, mane paskyrė vadovų, uždirbsiu daugiau, štai šampanas. Tuo tarpu moteris, jinai tarėsi, jinai gavusi pasiūlymą, dažniausiai pasako, čia girdėjau iš samdymo firmų ir kitų HR specialistų, kad moteris gavusi pasiūlymą, dažniausiai sako, man reikia pasitart. Man reikia su vyru pasitart, man reikia su šeima, man reikia pasvert, įsivertinti, ar čia galėsiu subalansuoti dalykus, grįšiu. Vyras sako ačiū, pasidara dėl atlyginimo ir ima, negalvodamas. O kaip manai, kodėl moteris gal daugiau linkę svarstyti, pasvert, mažiau rizikuoti? Ar tai yra susijęs su apskritai mūsų vyrų moterų skirtumais, ar tai yra ir susijęs su ta situacija, kad jom dar reikės greičiausiai daug labiau vaikais pasirūpinti, ūkių namų ir tada ar aš čia viską spėsiu, ar viską suderinsiu, ar čia nenukentės kitos dalis, kai vyrui tuo tarpu, aš darau karjerą. Taip labai stereotipiškai galbūt pasakius, nes aš tikiu, kad dabar yra daug progresyvių šeimų, kur ir abudu vienas kitą suportina, padeda viens kitam ir skatina viens kitą, bet turbūt daug dar yra ir tokių, kur tai, ką mes diskutuojam. Tai turbūt moteris žymiai labiau jaučiasi įsipareigojusios dėl šeimos, dėl vaikų, jaučiasi atsakingos už tai. Buvo čia kaip tik gruodį tyrimas paskelbtas, mačiau per televiziją, kad to nemokamo darbo šeimoje moteris atlieka ten 3 daugiau negu vyrai. Ir tai riboja jų galimybės daryti karjerą, skirti daugiau laiko darbui. Tai tas yra įsipareigojimas šeimai didesnis turbūt moterų. Ir šiaip turbūt gal čia evoliuciškai vyrai eidavo medžioti, moteris būdavo su šeima, tvarkydavo ūkį ir jos jaučia tą atsakomybę evoliuciškai. Tai reikia tą pasąmonę turbūt perprogramuoti ir drąsiau imti tas karjeros galimybės, drąsiau tą karjerą daryti. Yra tokia susiformavusi nuomonė, kad vyrai apskritai daug labiau vieni kitiems padeda, tokia kaip vyrų gal net klubų pavadinčiau, kad, nežinau, susitinka, aptarė reikalus, tada galbūt kažkas kažką rekomenduoja, galbūt, nežinau, padeda toj pačioj karjeroje, o su moterimis situacija kiek kita ir turbūt tokio bendro manimo apie tai nėra. Tai kaip manai, ar tai yra tiesa, kad vyrai daugiau vieni kitiems padeda ir ar pats savo karjeroje esi taip pajautęs, kad, nežinau, kažkoks draugas ar kolega parekomendavo, padėjo, paskatino? Tiesą sakant, pastaruoju metu aš jau to nepastebiu. Nematau, kad vyrai kažkaip palaikytų labiau vyrus. Galbūt moteris dabar ir asociacija lyderiai ir kiti pavyzdžiai, kiti formatai, kur moteris dalinasi, stengiasi palaikyti, paskatinti vieną kitą, tai aš daugiau galbūt tarp moterų matau ir tai yra gerai, nes reikia tą balansą pasiekti, bet tokio, kad dabar vyrai vieni kitus labiau palaikytų, anksčiau būdavo, kad
kad ten yra tie kažkokie vyrų vos ne klubai, pirtis, medžiotojai, medžioklės ir panašiai, kad tie vyrai vieni kitus labiau proteguodavo ir palaikydavo, bet man atrodo tas dingo, jau iš Lietuvoje, Baltijos šalyse tas dingo ir tai yra labai gerai. Ir man atrodo, man žymiai taip pat smagu yra kolegę ar kokią pažįstamą moterį pristatyti ar pasiūlyti kažkokią galimybę negu vyrą. Tas pats visiškai vienodai. Su moterim dar smagiau pabendrauti ir jos šiltesnės, nuoširdesnės. Nematau. O kiek tau pačiam svarbus tavo aplinka ir žmonės, kurie tave supa, profesinė prasme, tas tinklaveika vadinama, networkingas ir šitie dalykai? Labai svarbu ir nepaminėjau dėl karjeros. Man atrodo, ką mes turim šitoj verslo teisės rinkoj, advokatų kontorų šitam segmente, mes turim tikrai labai unikalią situaciją, kad turim labai daug santykių su top lygio vadovais, su įmonėm, su investuotojais. Ir aš sakau, kad bet kokio teisininko, partnerio, o taip pat ir vadovo esminė vertės dalis, tos rinkos vertės dalis yra jo networkas, yra jo tas tinklas. Tai tikrai esminis dalykas ir tie, kurie turi didesnį tinklą, daugiau pažinčių, didesnį ratą, tie daugiau pasiekia. Daugiau, ne tik mūsų versle, ne tik daugiau sugeneruoja projektų, klientų ir pajamų, bet ir vadovai. Bet koks vadovas, kuris turi gerą pažinčių ratą, kuris pažįsta daugiau top lygio vadovų, jisai galės pasamdyti stiprų žmogų į savo komandą, galbūt įpėdinį surasti, į valdybą pritraukti stiprių narių, projektų gauti, susitarti, sandorius gerus padaryti. Labai svarbu networkas. Ir galbūt patarimas moteriam, paskatinti moteris daugiau networking, daugiau daryti tos tinklaveikos, nes tikrai tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, irgi yra pavyzdžių, kur įmonių vadovė, ar ten įmonės vadovė, ar ten HR vadovė samdo žmonės tik tai per samdymo firmą. Yra pavyzdžių, tarp jų ir mano žmona Živilė Skibarkienė, kur turi savo tinklą ir skambina žmonėm, kurios pažįsta ir samdo geriausius žmonės iš savo networko. Tai yra tikrai svarbu. O kiek tau pačiam svarbu, kad įmonė, kurioje turbūt 18 metų, jeigu neklystu, esi gal netgi daugiau, Sorainen advokatų kontoroje, tai kiek tau svarbu, kad ten būtų lyčių balansas ir ar pas jūs įmonėje jis yra visų pirma? Ir antras klausimas, ar jūs kažką darėt, kad jis atsirastų, ar tai vyko tiesiog natūraliai su evoliucija, su augančia ekonomika ir didėjančiu galimybių skaičiumi moterims? Geras klausimas. Man svarbu, aš šitą temą užsikrėčiau, ir turbūt nebereikalo mane čia pakvietėte, šitą temą užsikrėčiau gal prieš kokius, nežinau, kokius netoli 10 metų. Pirmas buvo, kai perskaičiau Sheryl Sandberg knygą Lead In. Ir dabar viena iš kolegių man davė ją paskaityti, aš kažkaip taip žiūrėjau, ką čia man kiša. Ten tą visą propagandą, bet perskaičiau ir man patiko, tikrai užkabino ir taip įvyko toks lūžis sąmonėj, kad lyčių balansas yra gerai. Man patiko tas momentas, aš daugiau žiūriu irgi, gal kaip vyras, aš daugiau žiūriu tą galimybę, verslo galimybę, ekonomikos galimybę. Tai knygai buvo ir po to yra kiti tyrimai, kad daug tyrimų daryta, kad su geresniu lyčių balansu įmonės yra sėkmingesnės. Tiesiog generuoja daugiau pajamų ir pelno, finansiniai rezultatai geresni. Kitas yra tyrimas ES, kur vertinimas, kad jeigu pavyks iki 2050 metų pagerinti lyčių balansą, BVP vienam gyventojui ES paaugs apie 6-9% ir tai bus 2-3 trilijonai eurų įtaka ekonomikai. Tai aš daugiau žiūriu šitą, kad mes galim žymiai daugiau auginti ekonomiką, žymiai greičiau augti. Ir, pavyzdžiui, Lietuvos progresas, Lietuvos dabar konkurencingumas, aš taip galvoju, vienas, prieš važiuodamas šitą interviu, galvoju, kad vienas galbūt iš tų elementų yra mūsų geresnis lyčių balansas. Versle, visuomeniai, vyriausybei, politikoje.
negu Latvijos, tai pavyzdžiui, nes Latvijos tai pagal šitą Europos lyčių lygybės indeksą Lietuva dabar yra 16 vietoje, Latvija 19 pažiūrėjau, Estija 21. Tai mes šiek tiek aukščiau. Tai tikrai turim stiprių vadovų, stiprių lyderių ir man atrodo tai padeda ekonomikai augti, būti konkurencingesniai. Tai va, tai šitas ekonominis elementas, šiaip gero jausmo elementas, kai tu jauti, kad yra geras jausmas organizacijai, kai visi yra daugiau mažiau jaučiasi lygus ir jaučiasi vienodai įsitraukę. O kitas veiksnys buvo mano žmona, Živilė Skibarkienė, Ignitis valdybos narė, atsakinga už organizacijos vystymą, įvairovę, lyčių balansą ir kitus dalykus. Tai jinai man savo visas naujausias naujienas, žinias šitoj temoj vis perduoda ir jau mane ten Sorainen, mūsų personalo komanda jau mane taip žino, kad čia turbūt vėl žmonos atnešė naują teoriją. Tai taip, smagu, kad ne tik išgirsti, bet ir priimi. Taip, aš ten per daug kartais jau ten turbūt reaguoja gynybiškai, kad aš per daug nešu tų teorijų iš žmonos. Tai va, šitie turbūt buvo du esminiai tokie. O ką mes Soraine darom, tai prieš kokius 5 metus pradėjom tą struktūriškai daryti. Pradėjom nuo paprastų dalykų. Skaičiuoti, kiek pas mus yra procentų vadovų, vyrų, moterų, partnerių, kurie yra teisininkai, vadovai, procentų vyrų, moterų. Ir pradėjau mokymus, buvo panašiai, ką lyderė daro, buvo mokymai, partnerės moteris dalinosi patirtim savo su teisininkėm, kaip užtikrinti tą balansą šeimos, karjeros, kaip drąsiau siekti karjeros galimybių. Manau, tai padėjo, tas dalinimasis pavyzdžiais. Taip pat turim mokymus apie tą nesąmoningą šališkumą, kaip priimti sprendimus nešališkai. Diskutavom tom temą valdyboje, diskutavom, ar mums verta įsivesti kvotas kažkokias, kiek turim pasiekti. Nusprendėm, kad tiesiog turim daryti teisingus žingsnius ir tas balansas gerės. Ir iš tikrųjų tas balansas pas mus pagerėjo, ženkliai pagerėjo, aš pasiėmiau skaičius, realiai. Pavyzdžiui, pas mus vykdančioji komanda, mes turim management team, vykdančioji komanda, tai užpernai turėjom 4 vyrai, 2 moteris, buvo trečdalis, 33% moterų, jau šiemet mes turim 4 moteris, 1 vyras, 80% moterų. Į kitą pusę irgi negerai. Galbūt disbalansas gavosi, bet kol kas viskas labai gerai. Valdyboje turėjom prieš 21 metais, tai prieš 4 metus turėjom 20% moterų, pernai jau buvo 44%. Iš partnerių irgi stabiliai skaičius auga moterų, mes prieš 5 metus turėjom moterų 23%, šiemet jau turim 41%, beveik padvigubėjo ir šiemet kaip tik sausį turim 5 naujas partnerės, realiai 5 partneriai nauji, visos moteris. Prieš metus turėjom 2 naujas partnerės irgi, realiai iš tų mūsų vidinių, išaugintų, paaukštintų partnerių per 2 metus 7 ir visos moteris. Dar turėjom 1 vyrą iš išorės pasamdytą ir 1 moterį iš išorės. Tai galbūt jau pas mus čia taip gaunasi, vyrai pradės skųstis, kad čia vyram galimybių mažiau, bet čia gaunasi natūraliai. Ir tai natūraliai gaunasi ne tik dėl to, kad mes imamės ten tų tokių struktūrizuotų priemonių ir sąmoningai tą darom, bet ir dėl to, kad pas mūsų sektoriui daugiau moterų baigia teisės studijas, daugiau moterų yra rinkoje, teisininkių. Tik yra iššūkis teisės firmose, šitam sektoriui iššūkis yra, kad ateina daug moterų į tą pradinį lygį, bet po to vis nubyra. Kaip ir daugelį organizacijų į vadovų lygį daugiau užlipa vyrų. Tai pas mus irgi buvo, kad vis nubirėdavo moteris iš ten vyresnės teisininkės pozicijos, partnerės pozicijos, bet dabar tas balansas keičiasi. Ir mes dabar, pavyzdžiui, turim tokį vadinamą development tracką, tai yra programa auginti naujus partnerius. Irgi tam track'e, toj programai dabar yra 75% moterų. Tai ne tik, kad turim 7 naujas partnerės per 2 metus, bet dar ir ateity bus. Tai tas balansas gerės. Aš dar pridėsiu vieną tokį fun fact. Aš prieš
prieš kokius 3 metus susilažinau su mūsų vadovaujančia partnerė Vilniaus dabartinė Saulė Dagilytė iš šampano dėžės. Aš sakiau, kad 26 metais turėsim 50-50, po lygiai. Tai jinai mane vis dabar, taip sakant, vis pajokės, taip patyzina, kad sako, nu, pralošiai tą šampano dėžę. Bet aš taip matau, kad jeigu nebus 50%, bus labai netoli. Gal bus kokie 44 kem 5. Tai manau, kad neduosiu aš jai šampano dėžės. Duosiu 3 butelius. Pusę šampano dėžės geriausiai. Pasidalinsiu dėžę per pusę. Bet vis tiek aš manau, kad tai yra ne tik tai mindsetas įmonės, tas įsivaizdavimas, kaip turi būti, bet ir kažkokios konkrečios galbūt labai priemonės. Nežinau, kas susijęs su lygiu darbo atlygiu, ar kas susijęs su motinystės atostogom, kurių mes atostogomis nevadinam, nes tai tikrai nėra atostogavimas. Taip. Ar jūs kažkokių tokių priemonių ėmėtės? Darėm ir tos dalykus. Žiūrėjom į atlygio skirtumus. Čia irgi geroji praktika iš kitų įmonių. Mūsų ėmėm pavyzdį, man atrodo, bankai, Swedbankas, kiti darė tą ir tą viešai komunikavo. Tai gal prieš kokius 3-4 metus buvo šiek tiek skirtumų tam tikrose kategorijose. Bet jau pernai ir užpernai 23-24 metais jau pas mus nebuvo skirtumų jokiose grupėse. Kai kur moteris daugiau uždirba tam tikrose darbuotojų grupėse, kai kur vyrai. Bet nėra esminių skirtumų, realiai užmokesčio atlygio skirtumo nėra. Pas mus jau tas pasiektas lygis teisingas. Ką dar darėm? Mes kitą politiką prieš porą metų priėmėm sprendimą, kad vykdant atlygio peržiūros metinės, motinystėj ar tėvystėj esantiems kolegoms turi būti taip pat peržiūrėtas atlygis. Tai jeigu turim kolegę, kuri yra motinystėj išėjus metams ir per vidurį metų vyksta peržiūra atlygio, tai ir jai bus padidintas atlyginimas, jinai grįžus jau turės kitą bazę. Tai nestovi tas atlyginimas vietoj. Taip pat turim pavyzdžių apie paaukštinimus, apie tos pačius paskirimus į partnerius. Turim jau 2 partnerės, kurios buvo paskirtos partneriam, paaukštintos būdamos motinystėje. Mūsų Lietuvoje partnerė Monika Mališauskaitė ir šiemet sausį Latvijai partnerė, kuri irgi nauja partnerė, kuri šiuo metu yra motinystėje. Tai mes nestabdom karjeros, net ir partnerių. Partneriai tradiciškai mes pirmieji pradėjom tą daryti Baltijos šalyse, kad paskyrėm į partnerės teisininkę, kuri buvo motinystėje. Tai buvo tikrai netipiška, nes partneriai yra tokia pozicija, kur tu turi turėti klientus, portfelį, generuoti pajamas, daryti projektus. Ir jeigu to nėra ekonominių parametrų, kad galėtum skirti į partnerius. Bet mes perlipom per tą tokį stereotipą ir pradėjom tą daryti ir viską, nieks nesugriuvo. Grįžta tos moteris iš motinystės sėkmingai ir dar sėkmingiau daro tą verslą. Turbūt motyvacija dar aukštumose. Ir motyvacija ir kolegos mato, kad pas mus tokia pozityvi aplinka. Tai tikrai veikia, tai tie dalykai veikia. Smagu labai girdėti, nes tikrai aš manau, kad to yra Lietuvoje, bet tai turbūt nėra taip masiškai dar paplitę ir mes judam gerą linkmę, bet tas progresas turbūt galėtų būti greitesnis. Galėtų. Ir aš sakau, dar prieš kokius 5, gal kokius 8 metus buvo toks stereotipas mūsų rinkoje, kad jeigu nori būti partnerė, tai negimdyk. Tiesiog padirbėk, tapsi partnerė, tada jau galėjai gimdyti. Ir turiu ne vieną atvejį, žinau, kur taip ir daręs. Aš dabar padarysiu karjerą, tapsiu partnerė, tada gimdysiu. Tikrai negimdysiu prieš tai, nes atitols viskas čia metais. Dabar jau to nėra. Aš pati atsimenu, kaip į vieną darbo interviu ėjau ir manęs klausė, Eglė, ar galim susitart, kad 3 metus vaikų nebus. Tai būdavo tokie dalykai. Būdavo. Ir būdavo, kad klausdavo, kokie planai dėl vaikų. Taip. Kai ruošiausi šitam interviu, pastebėjau tokį faktą, kad mes esam baigę tą pačią mokyklą, Jono Jablonskio gimnaziją. Ir tada aš kažkaip mintyse prabėgau visus savo klasiokus arba žmonės iš paralelinių klasių ir pagalvojau, kad tikrai yra daug žmonių, kurie yra sėkmingi, aš juos matau ir, nežinau, socialiniai erdvėjai, siekia tikslų, daro karjeras, steigia verslus ir panašiai.
Ir tada pagalvojau, kiek mokykla daro įtaką tapimui tuo pačiu lyderiu, tapimui vadovu, tavo tolimesniai, nežinau, karjeroje ir panašiai. Ir kaip manai, kokią tau įtaką padarė? Tai labai smagu, aš, kai sutinki Jablonskietį, iš karto toks ryšys yra, ne? Pasitikėjimas. Galim dabar atviriau šnekėti. Tai labai fain. Iš tikrųjų, Jablonskio gimnazija iš tikrųjų ypatinga mokykla Kaune. Tais laikais buvo tokia stipriausia, buvo dvi mokyklos Kaune, stiprios. Jablonskinė ir Saulės gimnazija. Saulė ruošė ekonomistus, matematiką stipri, Jablonskinė buvo anglų kalba nuo pirmos klasės. Man atrodo, man tai tikrai padarė labai teigiamą įtaką ir aš ten beveik atsitiktinai papuoliau, nes buvau pradėjęs lankyti mokyklą savo rajone, Kalniečiuose, 44 vidurinę ir man atrodo, ten rugsėjį ar spalį nuėjom su tėvais pas tėčio dėdę, Kazį Jokimą, labai šviesus žmogus buvo ir jisai sako, jūs ką juokaujat, sako, čia taigi yra Jablonskio mokykla, dukros baigė, mes čia pažįstam ir kažkaip suorganizavau susitikimą su direktorė, nuėjom ten ir aš atsimenu, ten kažkur spalį ar lapkritį atsiradau toj klasiai, į mane keistai žiūrėjo, iš kur čia tas atsirado žmogus. Jo, iš tikrųjų labai, labai gera mokykla, labai gera aplinka, labai gera klasė, turėjom labai fainą klasę, labai gerą auklėtoją, kuri ten labai mus burdavo, žygius vesdavo. Ir tas, kad mes turėjom anglų kalbą stiprią, mums davė tikrai labai didelį pranašumą, kai Lietuva tapo nepriklausoma, kai atsirado tarptautinės galimybės, tarptautiniai ryšiai, konferencijos, studijos. Ir šiaip Jablonskiniai visa buvo tokia sveika, konkurencinga aplinka, kad reikia mokytis, reikia siekti, reikia dalyvauti olimpiadose, važiuoti ten kažkur, dalyvauti. Su Salomėjos pastoviai būdavo konkurencija Vilniaus, Jablonskinė prieš Salomėjos Nėries mokyklą. Ir mes turėjom tikrai, aš turėjau labai tokią palankę, labai gerą aplinką bendramžių, klasiokų ir paralelinių klasių, su kuriais dabar ir toliau draugaujam. Mūsų rinkoje konkuruojam labai smagiai ir sėkmingai su mano klasiokas Elijus Burgis, Dovilė Burgienė, kitoj kontoroj iš paralelinės klasės, Milda Dargužaitė, buvusi vyriausybės kanclerė ir kiti. Ir aš atsimenu, ten tas tonas užduotas visada būdavo, kad reikia kažko daugiau, reikia siekti. Ir aš atsimenu, vienas iš tų momentų buvo, kai mes gal ten 10 ir 11 klasiai ėjom į Kauno savivaldybę, buvo kažkoks konkursas šitą mainų programą į Švediją. Ir ten atsimenu, Milda Dargužaitė buvo, Marijus Kolesinskas, ten Davilė Pundziūtė, dabar Burgienė. Ir mes ten, ir tada išvažiavo, atsimenu, Milda ir Marijus. Ai, nepavyko, bet pavyzdys, kad visur buvo toks jau konkuravimas, ėjimas, daugiau siekimas ir vienas kitų palaikymas, paskatinimas, taufelus laikėm ten kažkokius. Ir į teisę taip aš įstojau, nes klasioko Elijaus Burgio sesė buvo įstojusi, Vaiva Burgytė, ir jisai stojo, ir ten po to Dovilė Pundziūtė stojo, ir aš įstojau. Ir labai džiaugiuosi. Tai mokykla tikrai svarbu ir formuoja tavo asmenybę. Kitas momentas, kas man atrodo labai svarbu, norėčiau paminėti, sportas. Man atrodo, kad sportas yra labai svarbu asmenybės susiformavimui. Ar kitos veiklos, gali būti ten galbūt menas, kažkokios kitos, bet tokios disciplinuotos veiklos, kur tu išmoksti dirbti ir žinai, kad jeigu padarysi pastangas, treniruosies, pasieksi. Mano tėtis yra treneris visą gyvenimą, profesionalus, taip sakant, ir aš praėjęs per visus sportus nuo vaikystės, nuo 5 metų pradėjau gimnastiką, po to buvo rankinis, dziudo, karate, irklavimas ir dar ten eilė kitų reikalų. Tai ką aš išmokau, man tėtis sakydavo, žiūrėk, talentas yra čia 10% sėkmės, jeigu tu nori geresnio rezultato, tu turi daugiau treniruotis negu kiti. Jeigu tu tiek pat treniruosies, kiek kiti, tu pasieksi tą patį rezultatą, arba galbūt blogesnį, nes jisai turės gal geresnį talentą, ne, ten irklavimui, pavyzdžiui, geresnį kūno sudėjimą. Jeigu tu nori daugiau, tu turi daugiau treniruotis.
Tas pats pas mus, bet kokiam versle, pas mus advokatų kontoros, jeigu teisininkas daugiau dirba su klientais, daugiau padaro projektų, daugiau valandų klientinių, jisai greičiau progresuoja, jisai greičiau auga, jisai pasiekia daugiau. Tai va, ir šiaip sportas, man atrodo, visas verslas, aš taip žiūriu, visas verslas yra tas pats, kas sportas. Mes žaidžiam čia tokiuose komandose, turim teisės lygą, ne, yra advokatų kontoros didžiosios, kurios konkuruoja, turim reitingus, ten turim 4 teisės direktorijos, kurios ten reitinguoja, turim apdovanojimus, metų teisės firma Baltijos šalyse, turim apdovanojimus pagal sandorius, turim sandorių lygos lentelę, visiškai tas pats, kas ten krepšinio lentelė, kur ten pastoviai taškai važiuoja, ar futbolo ten kažkokios lygos lentelė. Tas pats ir visur kitur. Bankų lygio žaidžia bankai, Sebas, Svedbankas, Luminoras, kiti Šiaulių bankas ten, žemės ūkio sektorių, kiti ten žaidėjai. Visi žaidžia savo lygose, konkuruoja, skaičiuoja pajamas, lygiuojasi, apdovanojimus dalinasi, visiškai tas pats. Ir bando plėstis, kad į aukštesnę lygą išeitų. Taip, jo, ir bando į aukštesnį lygą išeiti, galbūt į tarptautinę lygą išeiti, į euro lygą čia išplaukti. Visiškai tas pats. Tai yra tie patys principai. Tai visai sveika, jeigu tu vaikystėje, jaunystėje jau sudalyvauji tose žaidimuose, tose formatuose, sporto lygoje, nes po to versle žymiai lengviau. Aš net esu kažkur skaičiusi, kad yra keli būdai tapti vadovu, arba tu augi ir darai didelės klaidas, arba tu, tarkim, universitete ar mokykloje esi buvęs kažkokioje organizacijoje, ten, nežinau, studentų būna įvairios organizacijos, kurios realiai ir atspindi įmonę. Yra kažkoks vadovas, yra kažkokia taryba, yra kažkokie nariai, ten gal netokie svarbus. Ir va, jeigu tu tame sudalyvauji, tavo jau smegenys yra pajungtos, kaip visa ta organizacija veikia. Taip, jau programuojasi, ne, kažkokie įgūdžiai. Tai taip, organizacijos irgi yra tos pačios. Aš vadinu smėlio dėžė. Tai yra smėlio dėžė, kurie žaidžia vaikai, ne? Turi vieni žaislus, vienas turi didesnį žaislą, vadovas, kitas mažesnis. Kas jam pavydė to žaislo. Jo, visi pavydė, nori to žaislo. Vadovas sako, dabar jūs kaskite čia tas statykit smėlio bandelės. Tai čia yra smėlio dėžė, kurioje mes žaidžiam pagal tam tikras taisyklės, yra tam tikros hierarchija, tam tikros pozicijos. Ir reikia išmokti žaisti. Tai galbūt pradedi smėlio dėžėje vaikystėje, ne ten žaisti, kažkas vadovauja, kažkas kasa. Po to sportas, komandos, pavyzdžiui, komanda, ne, futbolo komanda, krepšinio komanda irgi yra organizacija, hierarchija tam tikra, lyderiai, tam tikros rolės, ar ten kažkokios kitos, galbūt kaip ir junior achievement įmonės jaunimui ir panašiai. Tikrai labai svarbu. Ir Laimonai, nors tu atrodo jau savo karjerą esi padaręs, daug nuveikęs ir vadovaujantis partneris buvęs, bet aš kai žiūrėjau tavo LinkedIn profilį, žiūriu bent kas metus, kas 2, vis kažkokie nauji kursai, mokymai ir panašiai. Tai ar lyderiui, ar vadovui yra svarbu nuolat mokytis, ar jau tu gali pasiekti kažkokią ribą, kad mokytis pasidaro nebe taip svarbu ir jau tada tu visus mokai? Aš manau, kad tikrai labai svarbu, ačiū už komplimentus, bet aš manau, darau per mažai šitoje srityje. Matau vadovus, kurie daro daugiau, mano žmona daugiau mokosi ten skaito negu aš, tai tikrai reikia tą daryti, nes jau kai tu esi vadovas, tu tikrai gali labai greitai sustoti, nes tu taip pozicijoje, kaip ir viskas aišku, tu darai tą ir tą, tampa kasdienybė. Ir jeigu tu neišeini išorę, nepasisemi kažkokių žinių, naujų tendencijų, tu realiai stoji, praradinėjai savo tą turbūt ir gebėjimus ir vertę. Kitas dalykas yra motivacija. Būnant vadovu, tu vis tiek esi tas, kuris yra atsakingas už organizaciją, už rezultatus. Toks truputėlį yra tas jausmas, kaip vadinama, lonely at the top, vienišas viršui. Ir tu turi išeiti kažkur į kitą aplinką, kažką išmokti, pabendrauti su panašiais, kaip tu, sužinoti, kaip kiti jaučiasi. Ir man tai labai padėjo, vienas iš tų tokių pasiekimų, galbūt, kurio labai džiaugiuosi, yra narystė YPO, Young President Organization, yra toks labai stiprus aukšto lygio vadovų organizacija, tinklas. Mes turim Lietuvoje 50 jau narių YPO Lietuvos skyriaus ir ten yra vienas dalykas yra labai atviras nuoširdus bendravimas tarp narių,
keitimasis patirtim, mėnesiniai susitikimai, kur mes šnekamės mažesnėse grupelėse. Ir tu ten pamatai, kad visi vienodi. Bet aš kai atėjau į tą organizaciją, išgirdau, kaip dalinasi top lygių vadovai, kurie ten kas antrą savaitę ant verslo žinių viršelio būna. Ir kaip pasako, kaip ten jiems sunku, kaip jis ten turi problemų su ten organizacijų, šeimoje, kaip jis ten jaučiasi vienišas. Wow, taip atrodo, šitas. O iš šono atrodo viskas šitas, blizga. kur šypsosi ant viršelio, jaučiasi vienišas, labai įdomu. Tada pamatai, kad tu ne vienas, yra daug tokių, visi turi tas pačias problemas, visiškai tas pačias. Ten. Šeimos tas pačias klausimus, darbė tas pačius klausimus, asmeninius tas pačius klausimus, tos pačios kategorijos. Ir kitas dalykas, ką aš ten gavau irgi, tas mokymasis. Yra labai, labai stiprios partnerystės su universitetais, su Harvardu, su London School of Economics, su IMD ir kitais. Ir ten tikrai labai geros mokymus programos. Ir aš tose programuose sudalyvavau. Taip pat su Sorainenu sudalyvavęs keliose gerose programuose. Pavyzdžiui, Harvardai yra tokia Leadership in Law Firms, lyderystės vadovams, programa vadovams teisės firmose. Irgi ten nuvažiavęs į Harvardą, čia 2012. Prieš tapdamas Vilniaus ofiso vadovaujančiu partneriu. Aš nuvažiavau į tą programą savaitę, ten daug visokių keisų, kaip pagal Harvardo tą visą formatą. Ir per tą savaitę man toks jausmas buvo, kad aš pragyvenau 3 metų tokio vadovaujančio partnerio patirtį, nes ten prasuko marketingas, verslo vystymas, HR'as, santykiai su klientais, su žmonėm ir toks tikrai grįžau paaugęs, man atrodo, kad 3 metus aš jau toj roliai prabuvau, nes tu praeini per tas patirtis ir tu užsiprogramuoji tikrai paaugę. Tai labai svarbu mokytis, labai rekomenduoju ir ieškoti visada programų, organizacijų, kur tu gali su bendramžiais, su tais piersais, su savo kolegom pabendrauti ir kažką naujo išmokti. Nes kitaip neaugi ir tada pradedi stoti ir kiti mato, kad tu neaugi. Tu paminėjai organizaciją, kurioje yra daug top lyderių Lietuvos mastu ir pasauliniu mastu. O kokios tau esminės, tokios svarbiausios lyderiui savybės? Oi, labai sunkus klausimas. Čia turbūt daug knygų prirašyta apie tas lyderio savybės. Dabar galvoju. Vienas svarbiausių yra autentiškumas. Ar tas žmogus yra ar jisai su kaukė yra, ar jisai atviras, autentiškas, nuoširdus, ar tu jauti, kad jisai su tavim tau sako tiesą. Integralumas turbūt. Jo, integrity, bet ir tas autentiška lyderystė, ne? Kaip tą žmogų matai. Ir aš apie tą irgi, o kas ta lyderystė yra, man lyderystė yra toks vaizdinys. Įsivaizduokite, grupė žmonių miške pasiklydę tamsu ir kažkas bando išvesti iš to miško, ne? Ir ten su prožektorium, tarkim, ne, ten žygiuojam 5 per mišką ir kažkas bando vesti, ne? Tai jeigu tas žmogus yra su atviru veidu ir bendraujantis ir šnekantis, tu turbūt paskui eisi, ne? Jeigu tas žmogus yra su kaukė ir tu nematai jo veido, ar eisi paskui tokį žmogų? Turbūt ne. Kažkaip nebus to pasitikėjimo, ne? Ir tas greičiausiai su to žibintuvėliu pabėgs kažkur. Jo, nes bus baisu, ne? Patamsi tą kaukę matyti, dar gazdins. Tai panašiai ir su vadovais, lyderiais. Man atrodo labai svarbu tas integralumas, autentiškumas. Ar tu jauti, kad čia yra tikras žmogus, ar tai yra kaukė. Nes jeigu yra tol, kol situacijos aiškios, nėra įtampos, tu gali ten, žinai, kad čia vadovas, pozicija, aš turiu jo klausyti, su kaukė, nesuprantu jo kaip žmogaus, bet jis vadovas. Bet kai prasideda kokia nors įtampa, netikrumas, krizė, žmonės neseka paskui tos, kurie yra su kaukėm ir kurie neparodo savo tikrojo. Tai autentiškumas, integralumas, ne? Kitas yra galbūt rūpestingumas, yra irgi iš IMD, iš tos verslo mokyklos, kur dalyvau High Performance Leadership, tokia yra programa, labai gera programa, tikrai rekomenduoju. Tai jų yra viena iš tokių teorijų, kad turi būti lyderis ne tik drąsus, bet ir rūpestingas. Caring and daring.
Pavyzdžiui, klausimas tau, tu man klausimus uždavinė, aš tau klausimus. Kaip tau atrodo, koks turi būti balansas lyderio tarp to rūpestingumo, caring ir daring procentais ir drąsos? Drąsos, žinai, toks klausimas, ar tie sprendimai, žinai, pasverti, kad juos drąsiai daryti, jeigu pasverti, tai turbūt 50-50, sakyčiau. Aš ir taip galvojau, bet teisingas atsakymas yra 100 ir 100. Tu turi būti 100% rūpestingas, 100% drąsus. Caring and daring. Tai tokia, atsimenu, tokias nupieštos svarstyklės ir sako, 100 ir 100 turi būti, ne 50 neužtenka. Ir tas caring, labai tas rūpestingumas labai yra svarbus dalykas, nes žmonės jaučia, jeigu tu esi vadovas, lyderis, jeigu tu rūpinėsi savo žmonėm, jeigu tu rodai jam dėmesį, jie tavim pasitikė. Jie paskui tave eis į kalnus, ne? Ar eis į tą tamsų mišką. Jeigu to nėra ir tu nejauti, kad tavim rūpinas ir kad tave saugo, tu neisi paskui tą lyderį. Pats tos rizikos nesiimsi. Jo, nes tu nepasitikėsi. Irgi iš AMD vienas toks vaizdinys ir tokia skaidrė buvo, įrodo, kad realiai lyderystė yra kaip alpinizmas, kur vienas lipa kopia su virve, prisirišęs su tuo laikikliu, o pačioje kitas su virve alpinizmo virvę laiko. Vadinamas angliškai belayership. Tai vadovas, lyderis yra tas, kuris laiko ir kuris padeda savo komandai, savo žmonėm lipti į viršų, rizikuoti, kažkokius rizikingus sprendimus, projektus daryti ir kuris laiko virvę, kad jeigu nepavyks, jisai tą žmogaus ištrauks ir jisai laimingai nusileis. Jeigu to nėra, ar rizikuosi lipti į kalną, kur gali nukrist, kur vadovas šone stovi ir žiūri, nukris ar nenukris, okei, patrauksim. Tai jo, tai tas rūpestingumas labai svarbu, žmonės tai jaučia ir labai vertina, tą santykį ir palaikymą iš vadovų. Kitas galbūt atsparumas, dabar vis daugiau apie tai šnekama, resilience. Turbūt dėl to, kad turim labai daug tokio vis to išorinio streso, socialinė medijos, visos šitos politika, geopolitika, pandemijos ir visokie kitokie reikalai. Tai labai svarbu tas atsparumas, resilience vadovų, kad tu ten suklupęs kažkai nepasisekus galėtum atsistoti ir toliau eiti. Ir dar vienas gal nesavybė, bet tokia gebėjimą yra energijos valdymas. Man labai patinka, toks yra vienas straipsnelis Boston Consulting Group, kur sako, kad CEO reiškia Chief Energy Officer. Ne Chief Executive, bet Chief Energy Officer. Tai pirma, tai yra pozicija, vadovas turi užtikrinti vienas savo energiją, mokėti saugoti ir auginti savo energiją, tam, kad galėtų kurti ir auginti energiją komandoje, organizacijoje ar ten didesniai kažkokiai bendruomeniai. Nes visa tai yra apie energiją. Realiai, aš kaip vadovas ateidamas į organizaciją visada galvoju, okei, kaip man čia pakelti energiją, kaip užbūstinti, kad žmonės daugiau norėtų padaryti, kad geriau jaustųsi. Jeigu energija žema, nieko nepadarysi, rezultatai prastėja, praradinėjai projektus, klientus. Tai tas, kaip energiją kaip savo valdyti energiją ir auginti, išsaugot ir kaip tą energiją perduoti kitiems. Tai Chief Energy Officer. O kaip manai, labai trumpai apie skirtumus tarp vyrų ir moterų, kalbant apie lyderystę, ar jie yra, ar tu juos matai? Ar skiriasi ir ar tas pačias savybės priskirtum ir vyram, ir moterim, kad jos svarbios? Oi, man atrodo, moteris turi labai daug gerų savybių, kurių vyram trūksta. Tai tas rūpestingumas, ką tik sakiau, rūpestingumas, tas caring elementas pas moteris žymiai stipresnis. Bet riziką, sakai, galėtų padidinti. Jo, galėtų. Moteris galėtų to daugiau, galbūt vėl ant tų svarstyklių pas moteris galbūt yra tas 100% caring ir galbūt 50% daring, to drąsos. Tai galėtų padidinti tą drąsą. Pas vyrus atvirkščiai, 100% daring, drąsus, o caring ten 30 ar 50. Tai, bet moteris turi tikrai labai tą stiprų elementą, tą rūpestingumą, tą tokią intuiciją, santykį, komunikaciją. Aš turiu kolegų, kur irgi yra vyras ir moteris, partneriai, su kuriais bendrauju, vyras po to pačio susitikimo ateina, pasako vieną sakinį, gerai, praėjo čia taip. Nueinu pas moterį partnerę, jinai man papasakoja 5 minutės visą kontekstą, tu visiškai kitaip pamatai tą situaciją
ir visiškai kitokia komunikacija. Jo, tai tikrai moterų stiprybė yra tiek tas rūpestingumas, tiek intuicija, tiek komunikacija ir jos tikrai gali tas savybės drąsiai išnaudoti, o tos drąsos pasitikėjimo turbūt palinkėčiau jo padidinti tą procentą. Ir mes šiek tiek prieinam prie kitos temos, tai šitas podcastas tinklalaidė yra asociacijos lyderė ir mes turim tokius kertinius mūsų siekius. Tai yra lyčių balansas vadovaujančiose pozicijose, tai kalbant ir apie C-levelį, ir kalbant apie valdybas. Taip pat lygus atlygis, apie ką mes šiandien šiek tiek kalbėjom, galimybės šviestis, tai yra mokytis lygiai taip pat vyrams ir moteriams, ir karjeros ir šeimos derinimas. Ir aš taip kaip susirašiau tas pagrindinės rytis, galvoju, bet dauguma tų skaudulių yra būtent moteriams. Tai kaip padaryti, kad ir vyrams tos temos labiau rūpėtų ir labiau skaudėtų? Nes žinai, jeigu tu tos problemos neturi, tai tu jos ir nematai ir tau dėl to nelabai gal rūpi. Man atrodo, reikia vyrams parodyti naudą. Kaip aš sakiau, man tas ekonominis, man skaičiai padarė įtaką ir aš kaip pamačiau, kad čia yra ekonominė nauda ir kad mes tikrai Lietuva, Baltijos šalis galim žymiai būti konkurencingesni, jeigu turėsim tą geresnį balansą. Vėl tas pats lyčių lygybės indeksas Europos. Tai ten pirmoje vietoje yra Švedija, antroje, trečioje vietoje yra Danija ir Nyderlandai. Tai yra tikrai tos konkurencingiausios, stipriausios Europos ekonomikos ir jiem tas lyčių balansas jiem tikrai duoda daug stiprybės, daug konkurencingumo. Tai yra čia mūsų galimybė augti. Tai augti galimybė ekonomikai, augti galimybė kiekvienai organizacijai. Daug tyrimų padaryta, kad su geresniu lyčių balansu organizacijos yra sėkmingesnės, finansiniai rezultatai geresni, daugiau pajamų, daugiau pelno. Tai jeigu mes galim daugiau pajamų ir daugiau pelno sugeneruoti, turėdami geresnį balansą, tai kodėl to nedaryti? Tai reikia tą daryti. Tai aš daugiau kad vyram parodyti tą naudą ir potencialą, nes vyrai tikrai ima tos dalykus, palaiko. Antras dalykas, dar mano galbūt pasiūlymas, ir aš esu minėjęs lyderės kolegiam, vadovėm, kad daugiau įtraukti vyrus į tą diskusiją. Ačiū, kad mane pakvietėt, galbūt daugiau galite vyrų pakviesti, nes kai šneka moteris apie moterų teisės, moterų balansą, moterų iššūkius, atrodo, kad iš jau už save šneka, save proteguoja. Kai vyrai tą pasako, man atrodo, skamba įtikinamiau. Šerlokas Holmsas sakydavo, kad aš savęs negiriu, turi pagirti mane kitas, jo ten tas padėjėjas. Tai visada geriau, kai kažkas kitas pasako tą pačią tiesą, ar bent jau iš dviejų skirtingų pusių eina ta tiesa. Tai, man atrodo, čia yra tikrai mūsų visuomenė, organizacijai, kiekviena organizacijai tikrai yra galimybė, kurią reikia išnaudoti. Ir mes turbūt, sakau, Latvija, Estija dėl to dabar šiek tiek lenkiam ekonomiškai, kad turim geresnį lyčių balansą pagal tos pačius indėlius. Ir dar kitas klausimas, tu minėjai, kai kalbėjai apie savo įmonę, apie Sorainen, kad jūs nusprendėt kvotų pas save neįsivesti, jums ir nėra tai privaloma, dabar yra naujoji ta reguliacija, kurią mes šiaip labai džiaugiamės, bet kaip manai, ar tai yra priemonė pasiekti greitesnį progresą, ar visgi tu sakytum ne kvotoms apskritai? Aš palaikau tą kvotų įstatymą, kuris dabar jau yra nuo pernai gruodžio įsigaliojęs. Man atrodo logiškas dalykas tam, kad sukurti. Mano kolegė Irma Kunickė, mūsų ekspertė, advokatė, jinai rašė magistro darbą šitą temą ir darė tyrimą, apklausinėjo valdybų narius stambių įmonių. Ir jos išvada buvo, kad kvotos tikrai padės, kvotos sukuria be paklausos nebus pasiūlos. Jeigu nėra paklausos, kad reikia įmonėms tų moterų valdybose, tai neatsiras ir pasiūlos. Ir šitą, man atrodo, tas sukurs tą paklausą. Šiaip labai gerai, kad išplėtė šitos direktyvos taikymą Lietuvoje ne tik į listinguojamas įmonės, bet ir bendrovės, bet ir stambes bendrovės. Skaičiau vertinimus, kad apie 500 įmonių bus įtrauktos, tai įsivaizduokit, jeigu 500 įmonių reikia pasamdyti po 1-2 valdybos narės moteris,
tai reikia 500, nu, jeigu po 2-3 valdybas paims, Taip. apie 500 moterų, tai čia yra labai gerai, labai geras pokytis. Ir iki 26 metų, iki kitų metų birželio reikia tą pasiekti, čia tikrai bus labai geras spaudimas mūsų stambioms įmonėms. Nežinau, čia užteks tų moterų, bet turėtų užteks. Ir čia tikrai bus labai geras dalykas. Aš jaučiu, kad tai bus gerai. Kitas, mano žmona Živilė Skibarkinė darė irgi tokią analizę, rašė straipsnį apie atlygio pokyčius. Ir yra tendencijos Europoje ir pasaulyje, kad tose sektoriuose, kuriuose dėl ESG, tvarumo, kitų reikalavimų dabar bandoma siekiama turėti daugiau moterų, atlygio skirtumai irgi mažėja labai ženkliai. Tose vyriškose, stereotipiškai vyriškose sektoriuose, kur trūksta moterų, technologijos, energetika, transportas, pereidamos iš vienos bendrovės į kitą arba pereidamos į tą sektorių, moteris gauna, jeigu pamenu gerai, ten apie 30% atlygio padidinimą, tuo tarpu vyrai gauna ten 11% mažiau. Tai realiai jau atlygis vejasi dėl tos paklausos. Tas pats bus ir Lietuvoje, kad ir moteris daugiau uždirbs, nes jų reikės ir daugiau moterų darys karjerą. Bus tikrai gerai, aš tai palaikau. Mes tų kvotų nusprendėm nedaryti, nes atrodė, kad pas mus ir su tom kitom priemonėm galėsim tą pasiekti. Ir pasiekėm. Kaip aš sakiau, mes jau partnerių beveik 50% turi moterų ir tai natūraliai gavosi su tom papildomom priemonėm, su tam tikrų palaikymų, bet kad visoje ekonomikoje, visoje šalyje tą pasiekti reikia to papildomo postumio, pušo. Ir pabaigai keli tokie jau visiškai trumpi klausimai. Ar galėtum išvardinti kelis tokius, kas pirmą šauna į galvą, ryškius lyderius ar lyderės? Ryškius lyderius ar lyderės? Iš bet kur, kas tik šauna, gali būti dabar esantis, gali būti istoriniai. Aha, geras. Man patiko Barackas Obama, toks stiprus, tuo pačiu šiltas, rūpestingas lyderis, demokratiškas. Iš Lietuvos, dabar galvoju, kas iš Lietuvos, pavyzdžiui, iš Lietuvos verslo. Įvairių čia turim tų lyderių ir man atrodo, iš tokių gal ryškesnių asmenybių, aktyvesnių, Andrius Pranskevičius, Kauno Grūdų vadovas, galbūt Sebo vadovė, Sonata Pubnelienė, Swedbanko vadovai, Inga Skisaker, tokios ryškios asmenybės iš politikos. Įdomu, man atrodo, iš politikos pas mus dabar ta politika tokia šiek tiek suvelta, bet yra lyderių, patinka man. Čmilytė Nilsen, buvusi Seimo pirmininkė. Ta pati Ingrida Šimonytė patinka su savo, galbūt jinai tokia daugiau tokia darytoja, daugiau darbininkė negu komunikuotoja. Jeigu dar prie jos būtų pridėta šiek tiek komunikacijos ir to tokio pozityvių žinučių, būtų irgi labai stipri lyderė. Tai turime tų lyderių, turi moterų. Ir pasakiau nemažai moterų. Taip, bandžiau prigauti, neprigavau, nes pradėjau nuo vyrų. Taip, pradėjau nuo vyrų, jo, bet baigiau daug moterų, pasakiau, ne? Taip, puikiai. Tai tikrai yra gerų stiprių lyderių. Ir šito aš nepagavau, kad čia bandai mane prigauti. Natūraliai gausi. Laimonai, tu turi vaikų? Turiu 2 sūnus. Ar svarstai, kada išeiti į tėvystės atostogas, bet taip rimtai? Pavėluotai. Svarsčiau ir iš tikrųjų dabar manau, kad yra labai geras dalykas, tas tėvystės atostogų priverstinė ar tokie paskatinimas yra labai geras dalykas, nes aš jaučiuosi, kad esu praradęs tą tėvystės atostogų ar darbostogų galimybę, džiaugsmą. Tikrai ten reikia pabūti su vaikais, reikia su jais pabendrauti. Tas ryšys labai svarbus. Ir po to, jeigu tu to ryšio nestatai, nevystai, po to vėliau atsiliepia. Reikvytis, reikia investuoti tas skylės kamšyti. Ir šitoje vietoje pavydžiu moteriams, kurios iš tikrųjų
tą ryšį susikuria. Vėlgi per tą galbūt biologinį ryšį ir tą priverstinės motinystės darbostogas, bet jos tą ryšį susikuria ir jos turi tą stiprų ryšį. Čia vyrai turėtume pasistengti daugiau. Kokį trumpą, bet labai tokį konkretų patarimą duotų moteriai, kuri nori kilti karjeros laiptais, bet nežino, ką įdaryti, yra įstrigus? Moteriai, kurie nori kilti karjeros. Čia kaip ir kiekvienam turbūt užsibrėžti tikslus, susikurti planą, kaip jų siekti, pasakyti garsiai. Čia vienas iš tokių lyderystės ankstyvų mokymų, kur aš kažkada klausiausi, toks estas buvo Pep Vain, man atrodo, vadinosi. Tai jo buvo toks patarimas, kad tu turi įsivardinti tikslą konkrečiu laiku. tą dieną aš būsiu toj pozicijoje, ne? Tad po 2 metų, 2027 sausį, aš noriu užimti šitą poziciją ar pasiekti tai. tą tikslą reikia pasakyti kitiems, nes jeigu tik savyje tą tikslą nešiosi, tai liks pas tave, pasakyti kitiems ir tada siekti. Tai man atrodo, tikslas, data, komunikacija, šnekėjimas su kitais, mokymasis, klausimas, prašymas pagalbos, palaikymo iš kitų, pasidalinimas su kolegiam ar bendramintėm pas jūs, asociacijai, kitur, bendravimas su kitais vadovais, vadoviam. Užbėgai įvykiam už akių ir atsakė net ir į mano sekantį klausimą, nes sekantis buvo, ar tokį patį patarimą duotum ir vyrui. Tokį pat. Taip. Bet galbūt moterim to ir įkvėpimo ir palaikymo daugiau reikia, tai galbūt moterim verta pabendrauti ir su moterim. Pasišnekėti vadovėm, lyderiam ir jos tikrai, man atrodo, palaiko. Pas mūsų organizacijai palaiko vieną kitą ir mes turime mentorystės programą, kur ten turim kandidatus į partnerius ar ten augančius teisininkus ar vadovus, kurie turi savo mentorius ir moteris mentoriauja moterims. Tai tas palaikymas tikrai, ir girdėjau, jūs turit mentorystės programą lyderiai, taip, tai vat mentorius labai gerai palaiko. Ir šiaip, man atrodo, ir tas bendravimas su vyrais, reikia tų stereotipų atsisakyti, eiti pas vyrus, prašyti jų palaikymo. Ir man atrodo, visi pas mus, bet kur visi žiūri į moteris, į lyderės, į kandidatės pozityviai. Toks kreditas yra, kad reikia moterų daugiau, reikia daugiau lyderių, reikia jas palaikyti. Tai man atrodo, dabar yra labai geras laikas daryti tas tikslus ir karjeras. Šia džiugia nata ir baigsim mūsų laidą. Labai ačiū visiems žiūrėjantiems ir iki kitų susitikimų. Ačiū labai, Egda. Buvo malonu.